atvykę. Smagu? Nu. Kas smagiausia? Tai kada nieko nebuvo. Įsikūrimas tai žiaurus, nieko nespėjom. Nieko nespėjot? Tai gal per mažai stengiatės? Gal. Nu nežinau. Žiūrėsim, kaip toliau viskas bus. Ką papasakosi? Nieka. Ką galite papasakoti apie įsikūrimo darbus? Tai va, dabar turim be 15:02 ir jau visas pastaklės yra įpusėjęs įsikūrinėjimą ir viskas puiku, nustoja lyti, svečiai atvežė gražų orą ir pradedam stovyklą. Mano kūryba. Mano irgi. Tu nekūrė. Bet padėjau surinkti medžiagą. Ir kaip sukūrėt šitą meno kūrinį? Manęs neklausia. 3 pagaliai. Virvės keli metrai. Virvės. Nes vaikai. 10 ar 20 metrų ant 6 milimetrų. Tai belė kai vyniojom, gavus. Įsikūrėm gerai, gyvenam gerai, bijom lietaus. Todėl prašom danų pagalbos, atskris 2 daniškas amfibijos, kurios gali plaukti, važiuoti ir skristi. Tikėkime, kad išgyvensim. Ačiū. Prieš prasidedant stovyklai paskutiniai žodžiai. Labai jaudinausi. Jaudinatės labai. Taip ilgai ruošiausi, taip ilgai repetavau viską. Viskas buvo gerai. Liko. Nieko neliko. Kas? Vadau? Viens, du. Ramiai. Vėliavininkai prie vėliavų, vykdė marš. Vėliavas aukštai į saulę, tegul jos plazda padangėje laisvoj, tegul jos skelbia visam pasauliui, kad mes gyvename tėvynėje laisvoj. Labguvos ilgis, sesės, lygiuot, ramiai,
Lietuvos gadynė, gimė tapsim dar nesutartinė. Brolių Tadai, stovyklos komendantė. Visos Latgulietės išrikiuotos, pasiruošusios iškilmingai atidarymo rikiuotei, dalyvauja visos 23 sesės plus 2 nuostabios vadovės. Visos esame gerai nusiteikusios, mūsų pastovykla vis tobulėja ir dar patobulės. Raportavo sesė Emilija, raportas atiduotas. Sesės, laisvai. Lygiuot, ramiai, mūsų šūkis. Lietų lyja, saulė šviečia, skautai stovyklos kviečia. Kumbinių miestas, lygiuot, ramiai. Mūsų lempiškas šūkis. Lempa! Mūsų šūkis. Stildžiai miestas, miestas čia netylas sesių miestas. Ragainės miesto sesės, lygiuot, ramiai. Mūsų šūkis. Ragainė, apie viską pagalvota. Broli Tadai, Ragainės miesto sesės lygiuotos, visos linksmos, puikiai nusiteikusios ir laukiam tolimesnių nurodymų. Raportavo sesė Aistė, raportas atiduotas. Laisvai. Atkeliavo Nemežve, iššūkis yra jėga. Brolių Tadai, Lėvelio miestas pasiruošęs, išrikiuotas. Bitėnų miestas, lygiuot, ramiai. Mūsų šūkis. Bitė Maja pas bitėnus. Komendantė, Bitėnų miestas išrikiuotas, visi smagiai nusiteikę, laukiam tolimesnių nurodymų. Raportavo brolis Simonas, raportas atiduotas. Sesės, lygiuot, ramiai. Mūsų šūkis. Už kuršių marių didingųjų banguoja jūra mėlynųjų. Brolių Vyčiai ir kandidatai, lygiuot, ramiai, mūsų šūkis. Nors mažomis Lietuva skamba ainių rodyje. Brolių stovyklos komendantė, 9 Vyčiai ir kandidatai iš 3 skirtingų būdelių išrikiuoti. Nors nesimato 9, bet esam 9. Raportavo brolis Vilius. Raportas atiduotas. Laisvai. Hurra, hurra, kleilitoje gizda. Labas vakaras, sesės ir broliai. Labas vakaras, sesė Elvyra. Labai malonu čia jūs visus matyti. Iš visų pasaulio, ne pasaulio, iš visos mažosios Lietuvos. Ir iš Tilžės, ir iš ten Bitės Majas, ir dar visų tų pavadinimų aš net nežinau. Pasirodo, dar yra kur tobulėti. Tai labai džiugu, kad šiandien susirinko labai daug sesių, brolių ir mus pagerbė net broliai Vyčiai, sesės iš įvairių pasaulio šalių, net mūsų Agnė, ką tik iš Žemburio atvažiavo. Tai labai, manau, stovykla bus superinė ir aš labai džiaugiuosi, kad nepabūgot karštos saulės, baisaus lietaus ir dar baisesnių iššūkių, kurie laukia jūsų stovykloje. Ir čia suvažiavot. Geros jums stovyklos. Visi vakaro laužą. Davai. Jau. Varom. Atlikėlėki gražiai paukščiužėlė, iš toli labai toli.
nešė močiutei garselį, Alena labai gerą. Daina. Geriau nei žodis, jie atskleidžia žmogaus sielą. Todėl ji taip užburia. Dainiaus širdingumas, jo dvasios gyvybė, žadina mūsų sielą. Sukrečia ją stipriau nei kiti garsai. Kaip klausomasi to dainavimo. Dabar įprasta rinktis koncertų salėse ir iš talentingo dainininko balso sklinda burtinga galia. Todėl jis dar ilgai skamba klausytojų širdyse. Ei, bernyt, bernyt, bernyti mano, kur dėjai vainikėl. O aš įmečiau vainikį tavo į srovingą upę. Labą dieną. Kaip matote, šiandien yra Mažosios Lietuvos diena. Galite nuspręsti iš mano aprangos. Šiandien mes pažinsime su Mažąja Lietuva. Ką mes veiksime? O mes daug ką veiksime. Mes eisime žvejoti, eisime mokintis, kaip reikia padaryti žuvim gaudyti kabliukus, eisime statyti spektaklį apie Herkų mantą, eisime žiūrėti ir domėtis augalais, eisime žaisti, eisime prie tvenkinio tikrinti vandens taršą, įvairiausių užsiėmimų, o vakare mūsų laukia labai įdomus dalykas, nes bus Mažosios Lietuvos vakaro laužas. Taigi nepraleiskit progos ir būkit su mumis. Uhuu! Šitaip veikia skautiška skiltis, maža grupelė ir tas skaičius dėl to yra toksai. Optimalu yra 6-8. Jeigu bus daugiau, tada bus sunku jau eiti. Jeigu bus mažiau negu 3, tai jau neskiltis. Du žmonės arba vienas žmogus ir tai jau nebe komanda. Kad truputėlį šitą teoriją pagrįstume arba paneigtume. Viena užduotis. Greitai.
Vienintelė greitosios pagalbos mašina šitą stovyklą. Esu Žygimantas ir norėčiau išmokti pirmąją pagalbą ir viską tai žinau. Kaip daryti taisyklingą mankštą? Mankšta prasidės nuo kvėpavimo pratimo, kaip sakė sesė Giedrė. Tai dabar rankas stiepsimės į viršų ir rankas kelsim aukštai ir įkvėpsim. Palydėjo iš kampo ten kokią nors kažkurią. Iš karto, ne. Arba Viktoras pasižiūrėjo kažkaip į kažkurią. Taip, o pavyzdžiui, bus straipsnis, ar ne? Brolio tvarkingai įsiklovė indus. Tai kur jis skaitysi straipsnį? Aišku, tas konfliktas. O galbūt ten buvo tik tai, kad Viktoras ten palydėjo draugiškai dėl to, kad bijo tamsos. Ne? Tai tiesiog, bet turi pavadinimą tokį sukurt. Bum! Kad pradedat skaityti, tai jau parašysim, ar ne, kažką. Taip. Ką tu klozetuk? Lauki, kol kas nors nuleis tave? Ir ką darysi? Bėgsi toliau? Leiskit vandenį. Vandenį. Ką jūs čia darot? Skalbiam. Ką skalbėt? Drabužius, ką daugiau? Su kuo? Su vandeniu. Tai kad čia antifrizas, ne vanduo čia kažkai. Čia langų skystis, ką tu čia? Antifrizas. Mes norim kvėpėti dailiai ir gaiviai, ir maloniai. Ir kaip paskui čia skalbt reikia su to kibiru? Pasiemi virš laužą, jeigu pamatai, kad jau laužas nebekontroliuojams, tada pasiemi pakeli virvutę ir tada išskalbi tą laužą. O drabužiai vėliau. Ar tai laužai užskalbėt, ne drabužiai? Laužo drabužis, ką nori gerai tinka. Tink bet kas. Svarbu, kai išskalbi. Tai čia kaip priešgaisrinė sistema? Jo, priešgaisrinė sistema plus higieninė. Kaip nori, taip naudoti. Gal ir nieko, gal ir nieko. Svarbu, ką veikti. Su grėbliu, ką veiksi? Miegosiu grėblio. Miegosi ant grėblio? Jo, masažas. Tai čia kažkokia nauja technika miegojimo, gulto ar? Čia žinai, kaip būna, ten tas indai turi tas vinių daug, tai susidėsiu grėblių, taip, paprastesnis variantas. Minkščiau negu ant samanų miegoti. Atsipalaiduot. Aš ir taip sakau. Gal ir gerai. Šaunu. Pietums yra daržovių troškinys su dešrelėmis. Daržovių troškinys su dešrelėmis. Visą laik pietums troškiniai. Na tai ką daryt, pamatot, pas mus gausiai užgedarėję daržovų. Yra Tauragės krašte, vaikai daug prisivežia. Šaunu, daržovė sveika. Sveika, skautai sveiki. Sveikai maitinasi, tai va. Taip, į miestelį gal einam dėkti, į miestelį gal palaikys kompaniją. Einam parduosime sūrių, sviestą ir gali karčiamą užėsim. Negaliu. Ne? Labai graži maikė. Ne, iki pasimatymo mes jau išėjom. Viso geriausio. Ale tikrai Lietuva, ką? Nu tikrai. Čia bus meškerė. Meškerės kabliukas, jeigu taip galima pasakyti. Kepimui ant laužo. Ant šitų dviejų galima pasmeigti vieną dešrelę, ant kitų dviejų kitą. Ir kepti, o po to patraukus už ūsiukų galima apversti ir toliau kepti. Wow.
Arba galima zefyrus taip kepti? Čia geras, tai jau zefyrus gali 4 iškart kepti. Taip, tame ir Tai tik spėk valgyt. Kokią duoną gali dar irgi kepti? Nu, žodžiu, iš karto išmaniosios technologijos. Visapusiškas panaudojimas. Ir dabar jie drožinėja meškerkočius, kad po to su viela taip pridėti prie galo ir galės taip pat kaip su meškerė virš laužo. Nice, žiauriai faina. Gerai, ne? Aš sakiau, kad čia švaustai. Puikiai technologija. Tai ką čia dabar darai? Darom plūdurus vaikams maudytis. Plūdurus vaikams maudytis. Kad žinotų ribą, iki kur gali eiti. Kviečiu visus jaunesnius skautus duosančius įžodį išeiti į priekį. Aš pasižadu mylėti Dievą tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skautų priesakus ir kasdien daryti gerąjį darbelį. Vilkas ir mieste vilkas. Gelbėtojau Viktorai, ką pasakysite apie gelbėjimą? Ar išgelbėsit šitą stovyklą? Manau. Išgelbėsit? Taip. Nurodykit, kai raižotės. Žiūrėkit. O, kaip raižosi. Dedas iš viso jau tiltą pastatė. Aš jau seniai pastatė. Au, pastačiau ką. Ar galit papasakot, ką veikia jūsų slaptoji paparacių stovyklos tarnyba? Ieškome faktų apie šią nuostabią stovyklą ir darysime miesto metraščius. Labą dieną, kas jūs tokie esate, kur einate ir ką darote? Tvarkos inspekcija. Šiaip miestų inspekcija, einanti prižiūrėti, kaip vystosi miestai. Neutrali zona, reiškia, ta, kurioje žandarai negali gaudyti, yra mažosios Lietuvos teritorija. Kelias, tai yra siena ir viduje parapijos. Reiškia, vos knygnešys įlipo į parapiją, tenai jis yra saugus ir gali priduoti savo knygą.
Ar lietuvišką žodį mėgsti? Keliamės! Ar galite pakomentuoti, kodėl visų miestų pavadinimai atsidūrė aikštės viduryje neaiškiu būdu? Naktį mažoje Lietuvoje vyksta daug stebuklų, kai kurios niekas nežino. Supratau. Labas rytas. Šiandien jau veidas nebe tas kaip ir manie. Gal galite papasakoti čia naktinius įvykius, kaip visų miestų pavadinimai atsidūrė aikštės viduryje? Štai kas čia vyko šiandien. Deja, nieko nežinau. Gaila, mes irgi tikriausiai mažosios Lietuvos paslaptys. Visi ženklai atsidūrė aikštės viduryje. Kas pavogė? Manyčiau, kad tai buvo budėtojų nepastebėjimas ir kad kažkas atėjo, pavogė ženklus ir susmėjo čia. Girdėjau, dingo ir gumbinės vėliava. Netgi? Netgi. Tai tada budėtojai nedirba savo darbą. Labas rytas! Kaip jaučiatės pasikeitę? Šiandien? Gerai? Tik tiek? Linksmi, pavalgė tiesiog. Pavalgė? Biškis kandom. Tai valgy davė gerai. Gal galime paklausti, kodėl jūsų vėliava šįryt taip pagražėjo? Todėl, kad mūsų vėliava kažkas pavogė. Taip, jo. Kažkas pavogė? Kažkas pasiskolino. Pasiskolino? Jo, bet nemanau, kad grąžins.
Vakar labai atidžiai buvo sekami, stebdami ir fiksuojami miestų pasiekimai. Ir dabar norėčiau paskelbti taškus ir nuopelnus ir uždarbius, kuriuos pelnėte per vakar dieną. Visumoje dabar taškų yra tiek. Už vakarykštę dieną Gumbinė 22, Labguva 22, Mėmelis 16, Įsrutis 15. Tiesa, Įsručių nugnybome 2 taškus už tai, kad šiukšlės buvo labai neteisingai tvarkomos. Karaliaučius 20, Gitėnai 18, Ragainė 20, Tilžė 18. Ir dabar prašome miestų merus atbėgti pasiimti piniginių prizų. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū tau, Dieve, už saugius žygius, ramų poilsį ir laimink šią gražią dieną. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Laiminu visus jūs šiandien vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Labas rytas. Labas. Kaip sekėsi žygyje? Labai buvo smagu. Neblogai. Man žiauriai patiko žygis. Neblogai. Šiek tiek pavargom, bet visi sveiki, niekas nesusižeidė, truputį koja skauda, bet palyginus su pernai metais, tai čia buvo lašas jūrai. Kaip naujai patyrusiai skautėjai, kaip nuotaikos, kaip viskas? Puikios. Puikios nuotaikos. Trūksta žodžių netgi. Taip. Šaunu, šaunu. Dėl ko vyru sesės, kai klausia jų, kas yra juodosios beretės, dėl ko jūs neatsako? Jos nesako? Ne, nesako ir nebūdinėt. Nes jos būdė prie juodųjų berečių. Pas mus į bitynų žiauriai lenda į palapinės. Lenda į palapinės kažkas? O tai ten juodosios beretės gali būti? Nežinau, randam prožektorius, įjungtus daiktų nerandam. Tai tu pažiūrėk bitėnų spastovyklę. Tai aš naktį prižvelgsiu jau. Mes žinom, kad vyr sesės laiko ten kepurės, jų užsidėjusios ant suoliuko arba ant skalbinių virvės prisegusios susiek. Kan jūs mastot naktį, kas čia vyka? Vėliavas visi vogi. Mokysimės apie juodasias beretes. Kas naktį vėliavas čia vogi? Kažkas. Kas vogi? Turbūt juodosios beretės. Papasakot, ką čia darot? Mes ieškom kelio ženklų, kuriuos buvo kita komanda paslėpusi. Ir mes dabar juos visus radom, tikriausiai laimėjom. Visus radot piktą šuo? Jo, radom piktą šuo. Kur buvo piktas šuo? Piktas buvo prie stovykla. Prie vadovo. Aišku. Tai smagu, kad viską radot. Gerai varot. Pastatė! Pastatė! Mylėkim artimą, kaip mylime save.
Geriau pasakyk, kaip jautiesi kamerai. Puikiai. Už tai gausi taškų papildomų. Už tai, kad puikiai jautiesi? Už tai, kad aš purvinas ir man smagu. Ką galit pakomentuoti? Smagu. Smagi purva mane? Jo. Kaladė. Išbūrisit? Visiems gerai pažįstama. Pažįstat kortas, tikiuosi. Aš irgi. Duosim jums įsirink kortą, pradėsim nuo paprasčiausių triukų. Kurią noriu? Kurią noriu? Belek. Vieną? Vieną. Galima šitą? Galima. Įsirenkat, pasižiūrit, įsidėmit, parodot. Dzidzukai. Dzidzukai. Esi jauniko. Dabar gražinat. Kur buvo? Bet kur gražinat. Dar paskutinį kartą pasižiūrit. Pasižiūrėjau. Gražinam atgal. Išmaišom. Truputį užtrunka laiko surasti jūsų kortą, bet jau kai surandam jūsų kortą, nesisukinėkit dabar truputį. Į savo rūtų darželį, į savo rūtų darželį. Mano, ateik. Čia yra mano pavaduotojas vilkų reikalams. Supratau, kaip sekėsi jums žaisti twisterį šiandieną? Gerai. 2 kartus laimėjo Mekas iš 2 ir Mekas nugalėjo 2 vyrseses. Oho. Jis labai lankstus berniukas. Ir ištvermingas, sakyčiau. Labai. O jūs tas man viską padėjo čia kažką darys. No. Tam. Kur jūs susirinkot? Į stovyklą kokią? Skautų, kur? Mažoji Lietuvoj. Labas vakaras, sesė Elvyra, stovyklos viršininkė ir Jolita, stovyklos viršininkės pavaduotoja. Turiu garbės paskelbti sostinę ir jie tapo miestas Tilžė. Iš bado nemirtų būdami merai ir kad su dangumi
sekasi? Kaip jau nu. Nusipelnė sidabrinės vyšnios ženklą. Taigi šioje stovykloje lietuvininkų gadynėje aš ir noriu jiems įteikti šį vyresniškumo laipsnį. Nors mato dangus verkia, kad jau uždarimo rikiuotė pagaliau, bet aš manau, kad mes pasisėmė miško ramybės, vienas iš kito gerumo ir tobulumo skleisim toliau savose vienetose visą šitą gėrį.